Gerbiamas vedėjo, prašau pristatykite prioritetinės agroenergetikos katedros mokslo kryptis. Agroenergetikos katedra užsiima mokslo tyrimais, kurie susiję su energijos naudojimu žemės ūkio technologijose, užsiima atsinaujinančios energijos tyrimais, tai yra atsinaujinančios energijos taikymo energetikoje. Tai galėčiau paminėti tokias kelias svarbesnės energetikos kryptis, kaip biodujų energetika, kaip saulės energetika. Tai yra labai intensyviai plėtojamos energetikos kryptis pasaulyje ir Lietuvoje, todėl kad jų ištekliai yra gana dideli ir jų gali pakakti ne tik tai žemės ūkio technologijoms, bet ir kitoms ūkio šakoms. Gal galėtumėte pristatyti tyrimus, kurie yra atliekami šioje laboratorijoje? Mes esame laboratorijoje, kurioje atliekami tyrimai su saulės kolektoriais, fotoelementais ir turime ryšį šios laboratorijos su išorėje įrengtais vėjo jėgainės ir fotojėgainės stendais. Čia galime tirti saulės kolektorių efektyvumo tyrimus. Jie plačiai naudojami pasaulyje, ir atsiranda vis didesnis interesas ir motyvacijos naudoti juos Lietuvoje. Todėl mūsų magistrantai, doktorantai atlieka šios tyrimus. Jie tyria ne tik tai pasaulyje žinomų kompanijų elementus, tačiau ir kuria kai kuriuos savo įrenginius, kaip akumuliavimo įrenginius vandens šildymo sistemoje, vėjo jėgainės ir fotojėgainės, hibridinės sistemas, kurios gali būti perspektyvios tiek ūkininkų sodybose, tiek gyvenamųjų namų reikmėms. Gal galite apibūdinti šį įrenginį? Šis įrenginys yra skirtas efektyviau panaudoti saulės energiją. Saulės energijos konversijos proceso metu mes patiriame apie 40% energijos nuostolių. Todėl šis kūrinys yra skirtas valdyti energijos konversiją, kada kinta saulės apšvietos energetinis intensyvumas, ir jo esmė yra ta, kad jame galima reguliuoti kaupiamos energijos kiekį, būtent kai turime skirtingą saulės energijos intensyvumą. Gal galite pristatyti dabartiniu metu atliekamas mokslo darbus? Norėčiau paminėti pastaruoju metu vykstančius darbus biodujų laboratorijoje. Joje atliekame 3 metus gana didelį projektą, kurio metu nustatome augalų biomasės energetinio efektyvumo tyrimus. Esmė yra ta, kad auginant energetinius augalus patiriamos gana didelės energijos sąnaudos ir yra labai aktualu tobulinti arba kurti naujas augalų auginimo technologijas, kad šios sąnaudos būtų kuo mažesnės, o iš augalų išgaunamos energijos kiekis būtų kuo didesnis. Mūsų laboratorijoje tyrėme daugiamečių žolių augalų biomasės silosą, kuris išgaunamas tyrimo laukeliuose, ir laboratoriniuose reaktoriuose nustatome šios biomasės išskiriamą dujų kiekį, jo energetinį potencialą. Vėliau, naudodami modeliavimo metodus, nustatome viso augalų biomasės auginimo ciklo energijos sąnaudas, patiriamas sėjos, priežiūros, nuėmimo, silosavimo, transportavimo ir anaerobinio perdirbimo metu. Ir gautas modelis mums leidžia įvertinti, kurios augalų rūšys, kurios technologijos yra efektyvesnės. Ir dar kita kryptis biodujų laboratorijoje yra susijusi su organinių atliekų naudojimu biodujų gamybai. Vėlgi labai plati sritis, kadangi vien pačių organinių atliekų susidarimo šaltinių yra labai daug.
mes matome, kad tai yra irgi didelė perspektyva atsinaujinančios energijos srityje. Gal galite pristatyti, kokie tyrimai yra atliekami šioje laboratorijoje? Šioje laboratorijoje atliekami įvairių rūšių biomasės tyrimai laboratoriniuose reaktoriuose. Laboratoriniuose reaktoriuose sudaroma anaerobinė aplinka, palaikoma stabili temperatūra, išskiriamos biodujos, tyriama biodujų sudėtis, jų energetinė vertė, tyriama perdirbamų medžiagų ir perdirbto substrato sudėtis. Žodžiu, laboratorijoje atliekami eksperimentiniai tyrimai su įvairių rūšių žaliavomis ir tos žaliavos būtent perdirbamos į biodujas. Pagrindinis tikslas yra nustatyti tų perdirbamų žaliavų energetinį potencialą. Kokių esate gavę rezultatų ir kokia jų svarba? Esame tyrę įvairias žaliavų rūšis. Geriausių rezultatų esame gavę tirdami daugiamečių žolių biomasę anaerobiniuose reaktoriuose. Ir tikrai galime pasidžiaugti, kad paskutinių metų rezultatai rodo, kad iš daugiamečių žolių galima išgauti iki 200 kubinių metrų dujų iš tonos žolių siloso ir tuo pačiu gaunamas gana didelis energetinis potencialas dujose, kadangi dujų sudėtyje yra didelė koncentracija metano. Taip pat mums svarbu ištirti tokias žaliavų rūšis kaip atliekos susidarančios maisto pramonėje, žemės ūkio produktų perdirbimo įmonėse. Bėda ta, kad šios atliekos teršia aplinką, jeigu mes jų kitaip nepanaudojame, todėl naudojant anaerobinio perdirbimo technologijas mes galėtume sumažinti aplinkos taršą ir išgauti gana didelį kiekį energijos. Tuo pačiu sumažintume globalinį atšilimą išsiskiriančiomis metano dujomis ir lokaliąją taršą, būtent kvapų pavidalu, dirvos tarša, vandens tarša. Dar norėčiau pasidžiaugti, kad visa įranga šioje laboratorijoje yra sukurta mūsų doktorantų, magistrantų rankomis, mūsų pačių konstruota ir vis tik jau turime 10 metų praktiką ir ji gana patikimai veikia ir mes savo užsakovams, kurių turime tiek visuomeninėme sektoriuje, tiek tarp ūkio subjektų, galime atlikti patikimus tyrimus. Ir šiuo metu, kada mes tikimės spartesnės atsinaujinančios energijos plėtros ir būtent iš bioenergijos šaltinių, manome, kad šios laboratorijos paklausa bus gana didelė. Mokslininkams labai svarbu, kad tyrimų rezultatai būtų įgyvendinami. Todėl galime pasidžiaugti, kad mūsų laboratorijos tyrimų rezultatais naudojasi verslo įmonės, ir kuriuose yra, galima sakyti, atkartojama tai, ką mes gauname laboratorijoje. Ir tuo pačiu mes verslo įmonėms padedame, kad jų gamybiniai rezultatai būtų jiems geresni arba jų biodujų jėgainėse energetiniai rodikliai būtų efektyvesni. Mes dabar esame Kauno vandenvalos įmonės biodujų jėgainėje, kuri yra šalia universiteto ir yra labai gera bazė tiek mokslininkams, tiek mūsų studentams. Jie čia yra dažni svečiai, gali susipažinti su technologijomis, o mūsų mokslinio tyrimo rezultatai taip pat diegiami šioje įmonėje.